Sumašiau drifto trefkytę nuvaryt. Tiksliau nesumašiau, pamačiau Instagrame, kad varo ten iš pažįstamų keli, tai parašiau, čia kaip tik ačerginiai šėryklai vadinamai vyksta. Biški nusimazgojom pirmuką, vėl pireliai driftiniai. Tai sakau, driftiniai, dabar jau driftiniai, buvo žvirniai, tokius visokius plikus likučius, ką dėtumėm išmetimui šiaip. Tai labai gerai man čia iš tikrųjų jie susišėrė, susinaudoja. Nusiplavam, susikrojam dar truputį ratų. Čia vieną kitą kūro, sėdu, kraunu ant ralo ir važiuoju. Ant ralo jau, tai rišam diržus, varom kūro ir varom gazuoti. Atvarėm į vietą, susikrojam mašiną, daug kitų irgi yra atvykusių. Kai kurie čia iš anksčiau važiuoja, nes anksčiau prasidėjo štrefkė. Komplektą padangų sušėriau jau, greitai jos eina, bet visai nieko, gripo daug. To biški pavėlavau sustoti, nuėjo tokiais vaciūlais. Turiu čia vėselį už Donos kepalą. padeda atvažiavęs kolega. Tai šiaip viskas gerai, mašinytė ledas, dedam va kitus ratus, šitie eina į marčias ir gazuojam toliau. Šiaip oras tai nerealus, wow. Nu, ta prasme, vasara, 26, 27, taip. Važiavam, nežinau, nemažai tų ranų jau greitai šudega tas padangos, tai jo galiu parodyti, krūvelės nebėra. Tai dedamės paskutinį komplektą, tiksliau šepetys deda. Kaip sakat? Gerai, labai. Aš žinai, kurią pusę sukt? Ne, o tai aš nereikia užsukti. Pasikeičiam paskutinį komplektą ir sušeriam ir varom namo. Šiaip gera trefkė, šeštadienį varau, penktadienį tiksliau varau jau iš Šiaulius. Pirmas street etapo drifto čempionato etapas, street lyga. Tai penktadienį trefkė, šeštadienį gonkę, sudalyvausiu šitoje avantiūroje, kol dar neprasidėjo ralio sezonas, biški čia pakvailiuosiu, o po to jau pilna jėga varom į ralį. Panašiai kaip mano.
ryt jau išvarom į Šiaulius, į pirmą, kaip minėjau, etapą drifto. Rytoj penktadienį treniruotė, šeštadienį street etapas, kuriam ir sudalyvausiu. Pasikėlėm pirmuką susitikrinti po čia toj Kačergos trefkės. Ten radom, kad per termostatą lašiukas kabėjo antifryzo, tai pasikeitėm į naują. Traukės visą susivaržėm, po rašės su Suboskė atvežė, tai ačiū jam, eilinis iki pagelbėjo, pasikeitėm, kad būtų ledas važiuokliai. Šitą va turėjom, kur buvo sulūžę šone, turėjom ir kitos pusės turim, nusėmėm galą. Čia po Klaipėdos treniruotės biški užlenktas kampas yra, bet nieko, viskas ok. Dar turėjom dažų, tai va biški ant greičio, kur buvau nudralinęs tą buferį, tai nupūsim, va čia tas kraštas buvo nudaužytas, toks pajuodęs. Biški užpučiam dažo ir bus vėl naujas gražus, paruoštas, vėl į blokus važiuoti. Atvarėm į Jutą, padangyčių pasim driftui, susiradom, kad čia gera kaina yra, dar plus Karolina pagelbėjo, tai ačiū jai, einam pasimsim savo užsakymą. Davė 4, dar 6 turi būti, iš viso 10 pasiėmėm. Manau, kad čia tikrai tiek nereikš tam etapui, nes ten Šiauliuos, kiek mačiau, lygus asfaltas, bet su atsarga. Visi naudoja dabar čia sunfulius, populiariausias kinietis, bet sunfulių nebėjo gauti mums reikiamą matmens. Bet žodžiu, pasakė, kad čia kiniečiai turi tą tokį bairį, kad po skirtingų brandų pakiša tą pačią padangą visiškai identiškai. Tai va, tai čia gerai gavos. Kraunam ten dar, sudegintų turim krūvą, turėjau išmest, bet nedirba šrotas. Tai pasiemam naujas ir anas dar kažkur eliminuosim. Turim 10 padangėlių, 2 ant priekiais, 2, manau, trefkiam dėsim rytojaus penktadienio ir 2 naujas dėsim varžybam. Ir žiūrėsim, kaip jos nendyla, jeigu ką varžybose, jeigu reiks kvalą praėjus, tai dėsim dar 2 naujas, tai žodžiu. Su atsarga turim, varo montuojamės. Driftais, bet reikia ir savo šeimyną pasirūpinti, tai pasiėmiau 2 gražuolius iš kirpyklos. Ane, pasirodyk, maliukai. Kokia esi gražuolė. Kad ir kaip žiauriai to laiko nėra, nespėju savo darbų atlikti, bet šitos pirduliukus vis tiek reikia pasirūpinti, kas kitas pasirūpins, jeigu ne mes. O ne, moliukai, taip, pasirodė, kokia esi graži. Taip, ačiū, bučiuką, to pasirodyk. Užbaiginėjom ruoštis jau, nusiplaunam mašiną dar. Užsidėjau motekus, turiu dar tos rondelius, bet pagalvojau, kad šitie lengvučiai labai, vis tiek, svoris čia turi esmę, nes pagrindinis minusas šitos mašinos, kad tikrai žiauriai sunkiai jinai, nes tenai, kaip ir matėt jau turbūt anksčiau, salone nieks neišlupta, čia dar saloną išsivalysiu, visos magės, apšyvkės, kilimai, lubos čia, žodžiu, viskas likę, bent iš ratų bandysi kompensuoti ir iš savęs, aišku, tu. Mašinytė ledas, dar pabaigėm norint aušinimo sistemą, nes įdėjom naują termostatą, kaip sakiau, ir tuo pačiu supylėm distiliuotą vandenį, nes buvo antifrizas žiemai supiltas. Pasibaigėm tas smulkmenas, busas nuplautas, sukrautas daiktai ir kraunam šitą gražuolį ant priekabos ir būsim pasiruošę rytoj. Viskas sukrauta, suruošta, stovi gražuolis jau ant priekabos, lempa, tik vienas defektas, užrasoja lempa. Problem, nieko, geras oras laukia, tai manau rytoj jau bus atrasojus. Viską sužiūrėjom, visus galus sustikrinom, atrodo kiek įmanoma. Šitą buferiuką padažėm, čia nieko neišpakliam, nei ką, kur buvau patapinęs tą sieną. Tiesiog biški pašiaušėm ir dažėm, bet ir tai tikrai geriau negu buvo. Šitas parniukas, kur buvo apdaužytas, žodžiu, biški su šitais motekais gale rastavkių didesnių norėtos, bet gerai bus, kaip man tokiam važiuotojai. Toks mūsų bolidukas, išsivalėm busą, susidėjom visus daiktus, ko reikia, varom ilsėtis, varau pažaisiu padėliuką dar šiandien, susikraunu kombezus, šalmus, visą aprangytę, labai mėgstu šitą ritualą, taip pat kaip ir išsivalyti sportinę mašiną. Toks man yra įprotis, kaip čia pasakyti, žiauriai geras jausmas, viską susitvarkai, susidėlioji ir tada jauties pilnai pasiruošęs, kiek galėjai atidavęs viską pasiruošimui. Labas iš Šiaulių jau, atvarėm į vietą, čia ir ta trasa bus, kur supaišyta šitą šaltibarčių spalva, tai
einu, nusikraunu mašinytę, varau, prasivarau, nes 20 minučių dar beliko administracinių biškių, užtrukau dar su darbai šį rytą, kraunas mašiną, statau tralą, einu atminkis. Pasėmiau jau lipdukus, praėjom briefingą, paklausėm, biški pasakė, kaip kas čia vyksta, varau greitai kraunas tralą, nes už 15 minučių prasidėjo trefkės, aš trečioje grupėje, tai po 3:10 stojau mašinytę, gavom Kem 4 startinį numerį, vėjota šiaip dabar labai, bet nieko, tikiuosi girdit kažką, varau ruoštis. Tai prasidėjo trefkės jau, pirma grupė važiuoja. Pralėkiau pirmą treniruočių raną, padangėlių nebėra, bet čia 9 ir buvom užsidėję, tai va kaip tik paskutinių važiavimų ir atsilupo jau. Prasidėjo dabar semi-pro trasos konfiguracija, nes po 20 minučių važiuojam, 1 valandą važiavom visi streetą, dabar važiuojam semi-pro, po to vėl streetą ir taip toliau. Tai aš vėl trečioje grupėje einu, keičiu ratus į šitos, pabandysim šitos naujus skinus, dabar buvom su 9. Pradžiai per daug net ir su 9 turėjau gripo, neėjo nuvelt normaliai, bet po to jau kai nudilo ir slėgis užkilo buvo gerai, tai einam šitose, įsipučiam kokius, nežinau, kažkiek ten tų varom ir dedam, einam ruoštis. Čia reikėjo hebrytį į eilę. Volvo Das Power. Atvarėm jau vėl į Šiaulius, tai naktį nemažai matau nulijo čia Šiauliuose, mašinytė šlapia visa, kolega padeda, nusivalom, aš einu, Rangeris jūsų paslaugom, aš einu, maunas aprangytę, kombezą jau šiandien tvarkingai, varau dar po 9:11, tai iki 9:30 registracija atminkės ir nuo 9:30 briefingas, tai persirengiu, varau, paklausau briefingą, nusivalo mašinas, užsiklijuojam lipdukus, padangos galvojau dėti kitas šiandien trefkiam, bet kadangi šlapia, tai liksiu su tom pačiom. Pabandom pasitreniruojam, žiūrim kaip šiandien ta šlapia bus ir kai bus klipai sužymėti pagaliau. Sulėkiau porą trefkių ranų sesijų, tai paskutinė liko. Išdžiuvo pilnai trasa ir, blemba, iš tikrųjų žiauriai sunku pasidarė važiuoti, nes ant šlapio tai galėjau daryti, ką norėjau, o ant sauso ne. Vat iš karto tai bandom dabar žaisti, biškį pasidinam padangose slėgį ir varau į paskutinę sesiją. Užsidedu dabar
naujas padangas, nes pasibandyti, kad atsišaudyti, kokį slėgį darytis, nes į kvalą iš karto vėl su naujom važiuosiu, tai dabar su šitom patestuojam paskutiniai treniruočių sesijai ir tada ant kvalas dedam vėl naujas. Baigęs treniruočių sesiją, tai paskutinė sesija iš tikrųjų labai gerai įsivažiavo, nes po antros tai toks biški vaibą buvau praradęs, nes kai šlapiai sausėjo, tai sunkiai važiavus, o trečio taip labai, taip kaip būtent norėjau, tai atvarė dar palaikymo komandą. Turim naują šoferį. Lėksi? Praeisi kvalą? Drąsiai. Lenk drąsiai, mirską firs. Reikiuoja jau kvalai. Tai va, matau 19 to juda, va ten vakalas linija reikiuojas. Mano 36 numeriukas, stoju eilę ir bandau iš pirmo važiavimo pasidaryti tokį saugų, kad susirink kažkiek taškų, kad antram būtų galima parizikuoti biškį. Gytis Stelerūnas. Gera iniciacija, smagu, kad ir uždūmina galinės padangas, tuo tarpu šiek tiek trūksta iki Wi-Fi'us, bet energijos jam ir šou elementų netrūksta. Puikus persimetimas čia. Užbaigs pakankamai sėkmingai, manau, Gytis Stelerūnas truputėlį praleido keletą įskaitinių clipping zonų būtent jis, bet situacija, manau, kad yra pataisoma, kai kur kitur kompensavo. Ką, šios varžybos baigtos, treniruotėse tikrai gerai važiavęs paskutinioje sesijoje ir jau toks gerai nusteikęs buvau ir tada gavos, kad briefas, pertraukėlė ir kažkaip visai atšalau, užvalgiau bandelių dar. Žiauriai kvalė, iš tikrųjų nesisekė, pirmą raną dar tokį bėlę kokį suvažiavau, šiam 2 taškus gavau, įkiavaus gal ten 40 kažkas tokio, antrą raną galvoju pabandysiu padangų slėgį biškį nusileist, lyg per daug buvo, gavos tiek, kad nusileidom per daug, nors nedaug nusileidau ir antrų ranų labai trūko powerio, neužsisuko ratai ten, kur turėjau užsisukti ir ten jau praktiškai buvau išsitiesinęs automobilį, tai kad to nebūtų, ten pasiėmiau fiškę ir už fiškę 0. Gavos all in all, kad likau kem 3 iš 7 kažkelių. Turėjo būti top kem 8, bet ten pagal reglamentą pažiūrėjo, kad daugiau nei 50 dalyvių berods turi surinkti ar ne 60 dalyvių kažkiek taškų, kad būtų top kem 8, to nebuvo, buvo top 3-2. Tai žodžiu, iki sekančio karto, mašinytė, viskas ledas, tai vežu, palieku Šiauliuose, nes kitą savaitgalį Macuris. Viskas ledas, net gal biški tai ir parodo, kad reikėjo agresyviau važiuoti, nes iš tikrųjų neįbrėžimo neturiu ant kėbulo, viskas taip, kaip atsivežėm. Ir ką, visi kraunas, varo namo, buvo gera šventė, iki sekančio.